Labas, aš esu Irena Strazdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien kviečiu kartu keliauti į atsistatymo po gimdymo praktiką, kurią galima atlikti jau, aš manyčiau, jeigu viskas gerai, tai 3-4 savaitę po gimdymo ir aišku toliau. 3 pratimai ir sunkinant, einant į gilesnę savo praktiką, tiesiog didinkit pakartojimų skaičių. Galima daryti pakartojimų skaičių iš karto didesnį, tarkim, jeigu dabar padarysim 5 pakartojimus, tai vėliau galite daryti po 10, po 15, arba jūs padarot visus 3 pratimus po 5 pakartojimus ir tada vėl 3 pratimus po 5 ir tada dar kartą, žodžiu, tiek, kiek jūsų kūnas pasiruošęs. Mano tikslas, kad praktikos būtų trumpos, aiškios, kad tikrai galėtume dienos eigoje kažkokiu tai būdu integruoti juos į savo pasikeitusią kasdienybę. Mums reikės pilateso kamuoliuko ir kilimėlio. Primenu, kad mes gulamės ir sėdamės per šoną. Tai pirmiausia atsigulam ant šono, tada ant nugaros. Ir keletą ramių įkvėpimų, iškvėpimų tam, kad suprasti, kaip dabar jaučiuosi savo kūne, kas dabar jame vyksta. Atkreipkite dėmesį, į kurią vietą įkvėpėt, iš kurios vietos iškvėpėt. Ir rankos šalia kūno, delnai į grindis. Prisiartinam kojas ir paliekam jas klubų plotyje. Pėdos darosi sunkios, tokios minkštos, atpalaiduotos ir įsivaizduokit, kad pėdos sminga į kilimėlį. Įkvėpsim ir su iškvėpimu pradedam spausti pėdas į grindis. Nuo šito spaudimo kyla dubuo, juosmuo ir stuburas. Aukštai nekilkit, viršuje įkvepiam, su iškvėpimu lėtai išsiguldom. Kai guldot nugarą, atkreipkite dėmesį į pečius, kad jie nepašoktų į viršų. Ir dar įkvepiam, iškvėpimas, spaudžiam pėdas, kyla lėtai nugara. Čia tik pasiruošimas, čia dar ne pratimas, dar įkvepiam, su iškvėpimu išsiguldom. Gerai, pasitikrinom, kad viskas veikia. Pasiimat kamuoliuką, dedat tarp kelių. Ir dabar, iškvėpimo metu, kai jau, žinot, pasiruošite, kelti dubenį, tuo metu spausit kamuoliuką ir prisimenam iš praeitų kartų, tuo metu jūs įtempiat tarpvietę, patraukėt ją šiek tiek į viršų ir stengiatės pilvą surinkti link centro. Pasiruošim įkvėpimas ir iškvėpimas. Pradedam spausti kamuoliuką, spaudžiam padus į grindis, įtempiam tarpvietę, pilvas link centro, su iškvėpimu atkėliam ir neįtempkit sėdmenų. Su įkvėpimu, nepaleidžiant kamuoliuko, nusileidžiam. Su iškvėpimu, pėdos aktyvios, kamuoliuką spaudžiam, tarpvietės nepamiršom, pilvas susirinko link centro. Įkvėpimas, nusileidžiam. Spaudžiam. Nepamirškit prieš iškvėpimą, tą sekundę prieš iškvėpimą įtempti tarpvietę, patraukti ją į viršų. Dar 2. Tarpvietę, pėdos, kamuoliukas kyla. Keliais tempiatės į priekį. Nusileidžiam įkvėpimas ir iškvėpimas kyla. Gerai. Dabar kas pavargo, tai atsikvėpia, kas daro toliau. Dubuo lieka viršuje, įsitikinam, kad tikrai neįtempėt sėdmenų ir dubuo yra laisvas. Bet tuo metu mes vis tiek suspaudžiam kamuoliuką, laikom suspaudimą, aktyvias pėdas ir pabandysim pažygiuoti. Žygiavimo metu labai svarbu, kad jūs nesukiotumėt dubens į šalis. Dubuo lieka stabilus, įkvepiam. Iškvėpimas, spaudžiu vieną pėdą ir kitą koją tiesinu.
Įkvepiam, nuleidom pėdą ir iškvepiam, kitą tiesį. Įkvepiam, iškvepiam. Prieš iškvepimą tarpvietė aktyvi, pilvas aktyvus. Galite iškvepinėti kaip aš per burną. Dar po 2 kartus. Spaudžiat kamuoliuką. Ir dar po 1. Spaudžiat kamuoliuką. Tik neįsitempkit per kaklą, gerai? Ir per žandikaulį. Paskutinis čia buvo. Įkvepiat viršuje ir iškvepiam lėtai, išsiguldam. Atsipalaiduojam. Kamuoliuką padedat ir pasibuoja dubenį į šalis. Klubai atsipalaiduoja. Ir paskutinis iš šios trilogijos. Pasiimam kamuolį į delnus ir jį spausim. Ką labai dažnai matau, kad spaudžia arba tik tai delno pakilą, arba delno viduriu, arba pirštais. Mums reikia įdarbinti visą delną ir pirštus irgi. Rankos aukštyn, pečiai žemyn, kojos aktyvios, mes čia įkvėpsim. Ir prieš iškvėpimą suėmėm tarpvietę, pradedam spausti kamuolį, juosmenį spaudžiam į grindį, surenkam pilvą link centro. Įkvepiam, šiek tiek atsipalaidavom ir vėl tarpvietę. Pilvas, spaudžiat kamuoliuką. Ir dar. Dar 2. Prieš iškvėpimą tarpvietę patempiat, spaudžiat kamuolį, spaudžiat po 2, spaudžiat juosmenį ir pilvas link centro. Ir dar 1. Gerai. Poilsis. Ir čia galima prasikvėpuoti keletą kartų. Čia šitoje vietoje galima ir užbaigti. Bėgti daryti savo darbų arba jūs prijungiat dar vieną seriją. Tai reiškia, jūs vėl pradedat nuo pirmo pratimo, kai mes kilnojam dubenį su kamuoliuku. Tada su kamuoliuku tarp kojų žygiavom ir spaudėm kamuolį delnais. Vėliau, kaip ir sakiau, sunkinant, jūs galite prijungti po 2 serijas arba va šitą trejetuką prijungti prie savo įprastos praktikos. Na, jeigu, pavyzdžiui, padarėt kvėpavimo pratimus, prijungiat šitus, tada vėl kvėpavimo pratimai, va jums ir jau tokia visai pilnavertė praktika. Tai kas pavargo, jau bėga ir grįžta į savo gyvenimą ir į savo darbus. Kas dar nori papraktikuoti, atsisukit pratimus nuo pradžių ir padarykit dar 1 arba 2 serijas. O šiandien su jumis atsisveikinu. Geros praktikos.